buvo pakankamai sunkus, kadangi susirinkome tik 7 žmonės ir po to, tiksliau 8 žmonės, bet va, mūsų pagrindinis centras buvo sutraumuotas ir po to trečiam galinį vienam kojos skausmai prasidėjo, tai likom 6, tai buvo pakankamai sudėtingas. O kas sunkiausia buvo, atrodo, rezultatas, toks įtikinamas, tačiau kas sunkiausia buvo? Sunkiausia, gal tą tokį tempą, greitą žaidimą, išlaikyti tą gerą pataikymą, kadangi mažai žmonių trūksta energijos, tai gal tai buvo sudėtingiausia. Sakykite, ar jau mintimis mąstote apie antrąjį etapą ar tą A divizioną? Kadangi jau sužaidėm visas reguliariaus sezono rungtynes, tai iš tikrųjų galvojame apie tas sekantį etapą, bet kadangi su visom komandom jau žaidžiam ne pirmus metus, tai žinom, kad bus sunku tikrai. Na ir ko tikitės, eidami į tą antrąjį etapą? Tai žinoma, kad laimėti. Daugiau tai tam ir žaidžiame čia. Aš nežinau, šiaip aš patenkintas vyrais, patenkintas šiaip kad žaidimą žaistume, iš tikrųjų gražus buvo žaidimas, labai gražiai teisėjai, taip tvarkingai švilpiai tikrai ir nežinau, gal mums pritrūko, neužmetėm paprasčiausia, nepakrito, bet šiaip aš patenkintas, sakau, ir draugiškai nebuvo ten gal tas pirmas, biskį buvo tas toksai alkūnė uždavimas, atsiprašom mes to žaidėjo, bet tikrai netyčinis buvo tas reikalas. Tritaškai metimai visiškai nepavyko sustabdyti Veikseniks, ar ne, tolimojo Arsenalo. Kokios priežastys to? Nebuvo Karolio, gal sakyčiau, Valiukas aukštesnis už Rimą, Rimas dengė, atrodo tikrai greitas mūsų tas Rimukas, bet nepadengė, nežinau, paskui bandėm pakeisti ant brolio, brolis irgi, tikrai, nežinau, jo diena matomai buvo, suprantat, tikrai paprastai jisai vienas ir užmetė iš tikrųjų. Sakykit, ar jau mintimis šiek tiek esate nukeliavęs į tą antrąjį etapą, ar ne, ar kaip sukovosite tenais? Jeigu viskas su vyrais bus gerai, bus Robertas, bus visas pilnas sąstatas, aš bent tikrai tikiuosi dėl su Timaka pakovoti iš tikrųjų, kaip lygiai su lygiais. Ir iš tikrųjų, kaip žiūrim dabar šitas varžybas, nenumatyti, kurie tikrai pirmam šešete, o mes ryškiai matyti, kurie antram šešete, šnekam, kaip norim, bet taip yra, bet tai... Tai sakykit, kokios tos, ko tikitės antrajame etape? Kokie tikslai? Taurė. Taip, komandoje esu naujokas, tačiau komandų žaidėjus pažįstu kitus jau nuo seniau. Ir įsilieti iš tikrųjų nėra sunku. Pirmenybėse dalyvauju ne pirmą kartą, tas lygis žinomas. Tai manau, kad ateiti žaisti po tiek pertraukos, netgi sakyčiau, pasilgęs krepšinio. Tau kokios buvo šios varžybos? Iš tikrųjų neįprastos buvo, nes, kaip matėt, mes šiandien neturėjom ne vieno centro, ne vieno aukšto žmogaus. Ir man teko žaisti 5 numerių šiandien. Todėl kažkiek neįprasta pozicija. Tačiau gana rungtynės nebuvo sunkios ir, sakyčiau, susitvarkėm. Kokį vaizdą paliko Atleto komanda? Aš kol kas žaidžiu tik 3 varžybas, tai nelabai turėjau palyginti su kitoms komandoms, tačiau manau, kad jų turnyrinė lentelė nelabai atspindi esamą padėtį, kaip mačiau, jie yra antroj pusėje, yra stipresnių komandų ir manau, kad jie savo tam šešetukį, kur liks, tikrai galėtų kovoti dėl pirmos vietos. Gerai. O kaip vertini Liudvinavo šansus kovoti toliau ir A divizione? Manau, šansų visi turim vienodai. Gaila, nemačiau žasimų jaunystės komandos, bet manau, kamuolys apvalus ir čia, jeigu pateksim į pirmą šeštą, tai visi turim vienodų šansų. Daug visko pritrūko, kaip ir visą laiką iš tikrųjų pas mūsų komandai. Kaip ir praeitas prieš Liudvinavo Vytį. Lygiai taip pat su ta gera nuotaika žaidėm ir šiandien, ir nežinau, pabaigsim ratą, B divizione bus visai, manau, kitaip. O Liudvinavui tikrai sėkmės greičiausiai papuls į tą šešetuką divizionų ir tikiuosi ketvirtukį bus. Sakykit, jau dabar kaip ir aišku, ne tas antroji lentelės pusėje, tas B divizionas, ir sakykit, kokie planai ir kaip ruošitės? Planai gal aukštumų nesiruošiam pasimt, bet iš tikrųjų, kai bus, tai bus. Dar pas mus nežaidžia dar 2 žaidėjai, kurie, manau, kaip prisijungs, pastiprins mūsų komandą. O tikiuosi yra kelios komandos, per kurias mes galim laimėti ir gal į ketvirtuką papuls, manau.